Sveiki, šiandien atvažiavome mes į mūsų naują statomą namą ir norėjau šiandien pakalbėti apie rekuperaciją ir parodyti, kaip tai atrodo. Tai ką jūs dabar matote, tai yra rekuperacija, tai yra mūsų vėdinimas namo. Kam pirmiausia jinai reikalinga? Jūs žinot, kad pridodant, arba jeigu nežinot, tai dabar sužinosit, yra toksai dalykas kaip sandarumo testas. Tai yra namas, kiek išleidžia orą ir kiek įleidžia per mūsų sienas orą, per sienas, per stogą. Ir šiuo metu A++ klasės namams reikalavimai yra labai dideli. Tai faktiškai mes gaunam sandarų namą. Ir jeigu mes nepadarysim rekuperacijos, namo oras užsistovės, bus nemalonu gyventi, bus nepašalinama drėgmė ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Todėl kiekvienas A++ klasės namas būtinai turi turėti rekuperaciją. Plus dar vienas dalykas, rekuperacija tai ne paprasta ventiliacija, o tai yra daiktas, kuris šiltą orą, kurį išmeta, panaudoja jo temperatūrą šitą orą, kad sušildyti ateinantį orą. Ir energetiškai daug efektyviau panaudojamas, sakykime, namo šildymas. Tai, ką jūs dabar matot, tai yra pradinė dalis ir kiekvienas iš šitų vamzdukų eina į kiekvieną savo kambarį. Tai yra paėmimas orą ir padavimas orą. Ir kiekvienas kambarys turi turėti šitą daiktą. Tai kaip tai atrodo dabar, sakykime, centrinis mazgas ir dar pereisim pasižiūrėti, kaip atrodo kambariai. Taip, atėjome mes į kambarį ir noriu parodyti jums, kaip atrodo rekuperacija montavimo metu. Tai yra oro padavimo taškas, yra oro paėmimo taškas, yra keletą tranzitinių vamzdžių į kitus kambarius. Ir esant tokiam atveju, kad yra paėmimas ir padavimas vienam kambarį, oro rekuperacija, oro judėjimas bus labai geras, jūs turėsit labai patogų gaivų orą. Ir ypatingai svarbu, sakykime taip, A++ klasės namai, jie yra labai sandarus, o sipinis namas, jis yra ypatingai sandarus ir jis lenkia kitas technologijas. Todėl rekuperacija yra reikalinga ne tik pagal įstatymą, o į tam, kad jūs galėtumėt patogiai ir gaiviai gyventi šituose namuose. Iki.